Tai Alvydai, neseniai turėjai tokią įdomią medžioklę. Puikiai diena medžiokliai, puikiai diena išbandyti termovizorinę optiką. Notpix Ace 50R. Truputį papasakok, kaip kas ten vyko. Pats įdomiausias dalykas buvo be abejo, kad pavyko sumedžioti šerną ir dėka tikrai puikios termovizorinės optikos, be jos tikrai nebūčiau sumedžiojęs. Ta vakarą šernai buvo labai jautrūs, 2 kartus mane užuodė, 2 kartus atėjo prie bokštelio ir tiesiog jau susitarėm su kolegom, kad važiuosim namo. Bet pasižvalgius po mišką, po krūmynus, pamačiau, kad tie šernai tenais yra, šviesuliukai yra tarpeliuose, tarp medžių. Tada nusprendžiau dar truputį palaukti, 20-25 minutės palaukiau, tie šernai vis tik tais išėjo ir pavyko padaryti taiklų šūvį, sumedžioti laimikį. Tai tikrai vienas iš tokių atvejų, kur tikrai dėka tobulos technikos pavyko sumedžioti laimikį. Kokias atstumas ten buvo nuo bokštelio iki šėryklos? Atstumas apie 80-90 metrų. Atstumas nėra didelis, bet tie šernai buvo miške apie 150 metrų nuo bokštelio tokiu atstumu. Čia kai jie pavyko juos pamatyti tarp medžių maždaug 150 metrų. Aha, liuks. Tai super, sakau, tikrai įspūdžiai dideli ir tikrai pasiteisina. Tai čia tavo pagrindinė optika, ne? Nu, ką naudoja medžioklė irgi tavo? Šernų plėšrūnų medžioklė, taip, šernų plėšrūnų medžioklė yra 100% pasiteisinęs variantas ir manau, kad tikrai labai geras daiktas. Kokiais atstumais pašaudyti tenka? Šernų, sakykime, iki 100-150 metrų tolimesnių šūvių tikrai nedarau. Plėšrūnus, lapes, mangutus tekę ten apie 200 metrų, 220 metrų, bet maksimum. Tiesiog ne dėl to, kad techninės galimybės neleidžia, bet mano įsitikinimai tokie yra, kad aš tiesiog man yra įdomiau pergudrauti labiau tą žvėrį, negu šaudyti iš didelių atstumų. Būtent šito atveju tai tikrai jinai padėjo sumedžioti, be jos nebūčiau sumedžiojęs. Ir jinai padeda ne tik tai sumedžioti, ne tik tai tą patį laimikį jau, kaip sakyt, sumedžioti, bet ir daug įdomiau gamtoje leisti laiką, nes tu gali nebūtinai sumedžioti. Tiesiog įdomiau stebėti kitus žvėris, net ir nemedžiojamus. Tiesiog daugiau matai, turiningiau laiką praleidi gamtoje, negu tik tai sėdėdamas tamsoje ir laukdamas, kol tavo tai žvėris į kažkokią konkrečią vietą. Gali plačiau apsidairyti, matyti perėjimus tų žvėrių, net ir nemedžiojamų žvėrių. Tai daug įdomiau, daug turiningiau tiesiog leidi laiką gamtoje, medžioklėje. Visiems, kam įdomu, Alytaus ginklai, užsukit, pasižiūrėsit, pasibandysit ir manau, kad neliksit abejingi Notpix termovizorinėms optikoms. Visada prašom.